nu čia tas nepaeis. Esi tikras, kad nepaeis? Ne. Tai palauk, tai gali ir paeiti. Ir tada vumt viskas pasikeičia. Pinigai ne visada gali atnešti džiaugsmą. Pinigai gali ir atimti tą džiaugsmą kartais. Pinigai yra vienas iš tų svertų. Jeigu tu jų turi daug, tu turi geresnį svertą. Turėk daugiau pinigų, mažiau zysi. Nuo 1 euro investuot gali. Nuo 1 savaržėlės gali pradėti mainus. Bet tėti, betgi viską galima gyvenime sutvarkyti, ne? Ir man tada toks. Pavlai, aš nepaprastai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, kad šiandien pirmos finansų rengeno tinklalaidės svečias esi būtent tu. Aš iki dabar dar bijau. Nu, bet gerai, okei. Esi mūsų pirmasis svečias. Žinai, tiek šiandien, tiek ateityje šito podcast'o plotmėje mes kalbėsim su skirtingais žmonėm, su investuotojais, su verslininkais, kaip ir minėjau, su žmonėmis, kurie turi labai išreikštą požiūrį. Mes su jais kalbėsim apie pinigus. Ir kalbėsim ne tik apie jų santykį su pinigais, mes kalbėsim apie investicijas, apie tai, kodėl mes taip siekiam kartais statuso, ar statusas yra sėkmė. Pabandysim paskaičiuoti, kiek iš tikrųjų tų pinigų reikia žmogui, kad jisai galėtų jaustis saugus, ramus, gal kartais laimingas netgi. Kada, žinai, aš klausiau, kaip tave pristatyti, tai tu sakei, aš esu coacheris ir 3 vaikų tėtis. Bet mes tada kartu pasijuokėm, nes mano kolegė labai teisingai pastebėjo, kad savo klientų, savo rinkos kolegų, tu nesi matomas kaip, na, tik tai šiaip savo coacheris. Jie tave mato kaip ta coacheris su juodu diržu, nes tu sutinki daug skirtingų žmonių, matai tą žmonių mąstyseną, prisidedi prie jų transformacijų. Ir nebejoju, kad tu galėsi pasidalinti šiandien su auditorija, kuri mūsų klausysis. Tai kokiegi tie įsitikinimai yra, kurie, na, kartais atgraso arba stabdo ir neleidžia mums būti toje finansinėje gausoje. Tai Pavelai, gal pradėkim nuo to, kaip tu manai, kiek yra jautri ir nepatogi pinigų tema lietuviam šiandien? Tai dar kartelį dėkui už kvietimą. Labai vertinu ir tuo pačiu, žinai, didelė atsakomybė, toks įsipareigojimas. Palauk, tai jeigu pirma ir aš šiandien tą pasakysiu, ko reikia. Nu, bet žinai, aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, Pavlai, geresnės temos, kaip tik pasikalbėti, na, nes kaip mes elgiamės su pinigais, tai viskas juk prasideda kur? Mūsų galvoje. Ir neįsivaizduoju geresnės temos kaip pinigų psichologija ir pašnekovo kaip tu. Nu, jo, šita dalis man, žinai, labiausiai tokia ir pardavusi pačią idėją, žinai, ateiti ir būtame, nes aš kaip coachingo srities profesijos specialistas, tai ir yra tas momentas, kuomet darbas su žmogum arba ten su žmonių grupė, jisai visą laiką yra ne apie tai, ką tu darai, kad gautųsi, nu, ne apie veiksmus, bet apie tai, kaip tu mastai, kad nuspręstum tam tikrus sprendimus, daryti tam tikrus veiksmus, nu ir paskui gausis tas rezultatas. Tai va tas mąstymas man yra, nu, vienas įdomiausių, nežinau, stebuklų apskritai, kaip ten viskas vyksta. Kai vieną kartą žmogus mąsto tai, paskui žiūrėk, kažkas pasikeitė, kas pasikeitė, dėl ko pasikeitė, jau visai kitokie sprendimai. Kur yra tas įsitikinimo, nežinau, laukas ir kokių įsitikinimų laukas, kad jisai darytų tam tikrus sprendimus. Finansai, ar tai būtų verslas, ar tai būtų asmeniniai reikalai, prie jų reikia, nu, tokio, žinai, kaip drąsos, nusiteikimo, sakyti, nu gerai, pakalbam ir galim kalbėti atvirai. Nes čia gal, aš nesakyčiau, kad mano praktikoje yra tas, bet aš ką stebiu, viena iš temų, kuri nemaloni šnekėti arba jai reikia pakankamai laiko tokiam, žinai, apšilimui, tai yra finansai. Tai yra finansai. Įmonė finansai, šeimoje finansai, asmeniniai finansai. Tai yra tas dalykas, kur žmonės renkasi. O kodėl taip nepatogu? Kodėl mes taip nenorim? Aš atsimenu tikrai apie pinigus dar, kai mane tėvai augino. Apie pinigus kalbėti praktiškai buvo tabu. Nu, susideda įvairių dalykų. Tas tabu yra apie momentą, kad finansai yra vienas iš tų pagrindų tavo stabilaus pagrindo, nu, po kojomis. Ar tu jį turi stabilų? Ir ar tu tuo stabilumu gali, kai kas galbūt nesipuikuodamas, bet jaustis, nu, laisvai. Kai kam galbūtgi puikuotis reikia, nes jo kiti poreikiai galbūt labiau išreikšti yra, bet jisai savęs negali apgaudinėti. Jisai puikuojasi, bet jisai supranta, kad puikuojasi, tai skola.
Mes bijom, kad kartai žmonės pamatys, kad mes viduje slepiam tą savo nesaugumą finansinį. Jo, ir mes galvojam, kad kažkaip kitas gal nepastebės, neįvertindami, kad visi turi tas pačias bėdas realiai. Iš principo, mes visi labai panašus, mes turim ko gėdytis, turim ką slėpti, nenorim, kad kažkas sužinotų, kažko bijom, mes visi turim tuos pačius dalykus. Aišku, skirtingi tik tai reikalai dėliojasi, bet mes galvojam, kad aš kažko nepasakysiu, tai to ir nebus. Nepamatys. Bet aš apie tai galvosiu, aš įsiduosiu ar dar kažką panašaus. Ir čia nėra tų paslapčių labai daug. Aš užsiminiau šiek tiek apie tą statuso siekimą. Kažkas yra pasakęs labai gerą mintį, sako, mes kaip visuomenė esam užprogramuoti siekti sėkmės, statuso. Nuo pirmykštės bendruomenės turbūt nelabai kas yra ir pasikeitę, nes istoriškai ką reiškia žmogui statusas. Tai daugiau pagarbos iš aplinkos, tai galbūt reiškia geresnį partnerį, tai šių dienų kontekste gal tai reiškia erdvesnį namą, prabangesnį automobilį, suprask tiesiog geresnį gyvenimą. Bet dažniausiai tą statusą pabrėžia šiandieniniai visuomeniai kas? Riebi sąskaita, ar ne, banke. Tai klausimas tau, kaip žmogui, kuris, taip pat dirbi su žmonėmis, kurie kiti ir gyvena gausoje, jau su kitomis problemomis pas tave ateina, bet jie galbūt jau turi tą statusą. Ar šiandienos visuomeniai pagrindinis matas statusui matuoti vis tik yra pinigai? Jis kaip pasiekmė galbūt atitinka vieną galbūt iš kriterijų. Ir atitinkamu laiku, atitinkamoje situacijoje pa žmogų tie dalykai gali kist. Ir labai dažnai, ką tenka pastebėti, kad tai ne tik nuo vieno jo priklauso. Atitinkamai, jeigu jisai vienas jau padaro kažką, kaip pavyzdys, ar ten daugiau užsidirba, nesvarbu, jisai verslą savo turi, ir jisai karjeroje, jisai uždirba tuos pinigus siekdamas karjeros, bet tai labai daug ką gali iš principo keisti dėl jo aplinkos. Ir nuo labai tos artimos, glaudžios aplinkos iki tos tolimesnės. Vienur jisai galbūt nori įrodyti kažkam. Savo, nežinau, vaikystės draugam, tėvam, aplinkai bendrai, nes reikia. Reikia nusipirkti namą tokioje aplinkoje. Kad, kaimynai atitinkamai būtų tokie. Kad kaimynas pavydėtų. Arba kad kaimynas, kad matytų, kad aš galiu, ir taip toliau. Bet tuo pačiu metu, ir čia tokie aš galbūt drastišką pavyzdį pateiksiu, bet jeigu tuo pat metu, kada jau visas tas klestėjimas vyksta, atsitinka kažkokia tai nelaimė, niekas neatsisuka į tuos pinigus. Niekam nesvarbu, kiek tu ką turi, jeigu tu matai, kad kažkas prarandama, kažkas nevyksta taip, kaip tu norėtum ir tikrai tai liūdina, nėra skirtumo, kiek toj sąskaitoje yra. Nes tu pradedi suprasti, kad ne tuos dalykus ne tais dalykais tu iš tikrųjų esi turtingas. Keičiasi prioritetai. Automatiškai pasikeičia. Tai gali būti per vieną gydytojo žinutę, tau gali viskas pasikeisti iš principo. Arba per vieną kažkieno praneštą kažkokią informaciją, tau viskas gali pasikeisti. Ir tada tu tik susivokęs pradedi galvoti, tai ką aš dabar toliau einu saugot. Ar aš einu saugot savo protą, ar aš einu saugot savo santykį, ar aš einu saugot savo sąskaitą banke, kas tai bebūtų. Daug dalykų su tuo susideda ir čia, turbūt nėra to momento, kad tai bus pastoviai taip, kaip buvo numatyta, kaip buvo susiplanuota. Tu galbūt pastoviai sieki link to, bet gali kažkas, kaip kortų tas namelis, sujudėjo viena. Kad kada ateini ten, supranti, kad tai neteikia tau to džiaugsmo tiek, kiek manai, kad tau įteiks. Oi, tai čia tokių gyvų istorijų atrodo ir žmogus varo dėl tų pinigų, užsidirba tų pinigų, tam, kad būtų, kaip pavyzdys, laisvesnis, kad galėtų savo daug ką leisti, o leis savo negali, nes nėra kada. Nes reikia dirbti. Nes reikia išlaikyti. Negali išvažiuoti, nes be jo niekas nevyksta ir taip toliau. Ir toks, paradoksas gaunasi. Tu atrodo, negalėjai sau leisti tam tikrų atostogų. Nesvarbu, dabar ne apie laiką kalbam, ne apie savaitgalių, ilgam, neilgam, ne savaitai, ne mėnesių, ne pusmečių. Paskui tu gali sau leisti, bet nėra kaip išvykti iš savo darbo, iš darbo, iš savo verslo tu negali palikti. Pinigų tai turi, bet negali išvykti. Tu gali nusipirkti tą, kur... Negali jais pasidžiaugti. Jo būtent, tu juos turi, supranti, kad yra ir tada galvoji, palaukti, ką dabar toliau daryti. Ir tas momentas, kad yra to pagrindo nesusidėlioja ir neseki to sekos savo, teisingos taip, kaip tau atrodytų tinkama turi būti.
Laiku pailsėt, laiku išvyk, laiku saulė, laiku leisk tuos pinigus galų gale. Nes jeigu tik praleisi, tada jau disbalansas atsiras. Bet kaip tu manai, kodėl mes taip retai keliam tą klausimą žmonės savo? Tai kiek tų pinigų yra pakankamai? Kai mes sakom, kad žmonės apie tai nenori kalbėti arba sunku kalbėti ar dar kažkas tai panašaus, tai paprastai būna toj aplinkoj, kur jaučiamas tam tikras stygius. Ir tada jeigu taip iš šono pasižiūriu, aš bent tuos dalykus pastebiu, nes karts nuo karto tiesiog reflektuoju ir matau, sueina pavyzdžiai, pavadinkime, galai sueina tokie. Žmonės, kurie jau yra virš tos sumos ir ar ten jie per tuos metus į šeimos ūkį neš 50 plus tūkstančių ar 250 plus tūkstančių, nelabai kas pasikeis. Būtent. Iš principo, vaikai į geresnę mokyklą neis, kitaip sakant, ne tai, kad į geresnę, bet į antrą mokyklą jie neis. Automobilio naujesnio tu nenusipirksi, nes tiesiog dar tas, kur vakar pirkai, dar normaliai važiuoja. Atostogų tu daugiau negu kad gali susiplanavęs, tarsi nėra skirtumo. Ir momentas yra kitas, kuomet žmonės nekalba, jie viduj žino, kad jiem tai skauda. Bet dabar kas pirmas, jiems skauda dėl to, kad nekalba, ar nekalba dėl to, kad skauda. Aš ką esu, taip susivedęs, kad pinigai yra vienas, ne tai, kad čia aš esu, bet aš labai tikiu tuo dalyku ir man labai pasiteisina tas momentas. Jeigu tu nekalbi apie kažką, tu to ir neturi. Ir nėra skirtumo, kas tai būtų. Tu nekalbi apie sveikatą, neturi sveikatos. Jeigu mes kalbam tik apie pinigus, jeigu tu nekalbi apie pinigus, tu tų pinigų neturi. Arba tu turi jų nepakankamai ir tau dėl to nepatogu šnekėti. Ir kas paskui įsijungia, pa žmonės, nesvarbu kokiam jie lygyje ar amžiuje, nėra skirtumo. Kuo jie dažniau ir daugiau pradeda kalbėti pinigų temą, tuo daugiau atsiranda minčių, idėjų, kaip tų pinigų, ne tai, kad susigalvot, bet visai kita energija pradeda vaikščioti. Gal tiesiog pradedi pastebėtas galimybės. Taip, tu iškeli vieną klausimą, tada kitas tau atsako, kitas pasidalina, kitas tada sako, žinai, aš suprantu ir man blogai ir tas, bet kaip galbūt galima kažką padaryti. Taip labai priklauso, kokio aplinkoje tu tai kalbėsi, nes žinai, tų pinigų gali įvairiais būdais susigeneruoti. Klausimas, ar tai bus labai teisingi ar nelabai teisingi dalykai. Bet kaip taisyklė, tie, kurie neturi, pasižiūrėk, jie apie tai ir nekalba. Ir aš nekalbu apie tą situaciją, kad turtingi tik apie pinigus kalba. Ne, lygmuo yra tiesiog kitas. Jie kalba kitokiom idėjom, jie žino, kad tos idėjos ar paslaugos ar kas tai bevirtustų kainuoja tam tikrus pinigus, žino, kad tai yra vienas iš resursų padaryti kažką, tai jie kitaip susidėlioja tas dalykas. Tas pats kaip žmogus išvargęs, sako, viskas, aš pavargau, man reikia atostogų. Ir jisai nesupranta, kad jisai realiai yra komforto būsenoje. Nes komforto būsenoje žmogus daug dirba ir tada sako, reikia atostogų. O tas, kuris jau yra aukštesniam tam, jisai supranta, kad darbas be atostogų neina. Jis jau ima kaip visumą kartu. Tai lygiai taip pat ir tas turtingas žmogus, jisai kalba, šnekasi, diskutuoja, jis daro sprendimus, jis praranda pinigų ir jisai supranta, kad tam, kad uždirbti, reikės prarasti. Tam, kad verslas paeitų, reikės vieną kitą nepavykusį turėti. Nes mes dažnai saugom tai, ką iš tikrųjų turėtumėm paleisti, atiduoti tam, kad jie pareitų atgal. Jo, būtent. Tu, tas Povilai, cirkuliavimas. Sutinki savo darbo praktikoje labai daug skirtingų žmonių ir kada tu dirbi su žmonėmis iš verslo aplinkos, pats ką tik užsiminėjai. Tai yra tie žmonės, kurie matė gyvenime ir šilto, ir šalto, turi tos patirties. Jie matė gyvenimo tavo žodžiais ir su pinigais, ir be pinigų. Kada pinigai džiaugsmą mums gali suteikti, o kada jį gali atimti? Nežinau dabar, kad draugų neišduotų. Žinai, nesakyk vardų pavardžių. Gerai, aš prisimenu tokį vieną jau metų keli atgal. Ir mes tokį būdą susitikti, priežastį susitikti turėjom su bendraminčiais. Ir mes žiūrėjom, kas yra bendro, kur tikrai tas vienas bendras vardiklis yra. Ir mes tai paėmėm ir įsivardinom tą, kad viena, kas mus vienyje ir dėl ko mes galim būti tikrai atviresni, tai yra tai, kad mes padarėm sprendimų, kurie mums atnešė nuostolį, žinai, tam tikrą. Tai mes apsibrėžėm, ar 100, tam tikra suma. Jau viskas aiškiau pasakė. Jo, 100K yra padaryta į minusą.
Ir kai tu apsibrėži, kad va čia jau tau nebereikės nei girtis, nei liūdėti, nei dar kažkas, jokio matavimo nebus, tu žinai, kad kiekvienas tą yra patyręs, minimum tą yra patyręs ir visai kitas tada bendravimas susidėlio. Ir mes turim tą tokį vadinamą, nu, tokių lūzerių klubą, kurie turi -100 padarę. Pamokų, žinai, už tai. Ir žinai, tas bendravimas yra tikrai kitoks. Atitinkam, jis yra kitoks. Ir, aš nenoriu dabar sulyginti, ta prasme, sakydamas, kad atviresnis, bet aš lyginu su savo patirtimis anksčiau. Ir kai tu bendrauji, kaip aš bendraudavau atitinkamai su žmonėm, kurie, aš save irgi lygiai taip pat pamatydavau, žinai, iš savęs kažką nori parodyti ir kai tu žinai, kad tu toks tuščiaviduris, tas indas tada tampa, žinai, tu kalbi apie dalykus, kurių nepatyręs, arba kitam pasakui, esi temoj, kur pas tave to patirtį nėra, žinok, nėra to tokio atvirumo, nėra tos kokybės, nėra nuoširdumo. Ar, nu, jis kažkoks yra, bet nėra tiek tokiam lygiai. Bet ten, kur mes esam nudegę ir mes keliam klausimą, ką daryti tenai, ir tu žinai, kad kitas žmogus, kuris tau gali patart, gali pasidalinti, tu supranti, kad jis irgi iš nudegusio pasakoja. Ir nudegė ne mažiau, nudegė gal net daugiau, žinai. Ir jis labiau atjautos turintis, empatiškesnis labiau yra. Ir manau, kad tokie dalykai, tas pokalbis labiau praturtina ir tu kitą kartą galbūt tau reikia tik tai išgirsti kito patirtį, kitą kartą tau reikia galbūt išgirsti tik tai kito patvirtinimą, kad viskas gerai, ką tu galvoji, žinai. Davai, daryk, kad žinai. nesėkmė, tai dar nėra pabaiga. Jo, būtent, tai ir bus tas dalykas. Bus dar kita klaida. Galbūt tu dabar susklydai atitinkamai ten ant 100, galbūt bus 250. Bet ta patirtis tave į kitokį dar, žinai, užaugins. Ir aš nesu matęs, savo patirtį, vieni praradimai, kiti atradimai, arba užaugimas tam tikras. Bet aš matęs ir kitus, kur žinai, kartais sprendimas ne ant kazino pastatymas žalio ar kokį ten raudonas būna, ar raudonas juodas, bet kiti atrodo, statau, tikiu, bus ir kartais ne nuo tavęs priklausantys iš vis dalykai, ne tik tai, kad kamoliuko kažkoks sukimasis ar kas tai bebūtų, bet daug kitų dalykų, kažkas pavedė, kažkas netaip suprato, kažkas tikrai norėjo pasinaudoti tavo patiklumu. Ir aš esu pats ne kartą patyręs, tas patiklumas manis ne į naudą. Dažnai galvojam, kad pinigai atneš tik džiaugsmą. Ir pamirštam tą faktorių, kad pinigai ne visada gali atnešti džiaugsmą. Pinigai gali ir atimti tą džiaugsmą kartais. Ne piniguose laimė ten tie visi įvardinimai, kad pinigai ir blogis yra ir taip toliau. Man atrodo, kad šitus dalykus žmonėm įkalė tie, kuriem nusibodo pasakot, kad hebra, turėsi pinigų, turėsi daugiau galimybių rinktis, tau bus daug paprasčiau ir taip toliau. Bet jeigu tu nori zyst, tai gerai, aš tau tada įkalsiu į galvą, kad pinigai atneša blogį, kad ne piniguose laimė. Ir tada jie patiki. Aš žinok, netikiu šitais dalykais. Nuoširdžiai, tarsi, kad man atrodo, kad jeigu tu tikrai tikik tuo, ką tu darai, jeigu tu nori tam tikrų dalykų, vienaip ar kitaip, tu tai padarysi lengviau su tam tikrais svertais. Pinigai yra svertas. Pažįstami, draugai, patirtys ir taip, čia irgi yra svertai. Pinigai yra vienas iš tų svertų. Jeigu tu jų turi daug, tu turi geresnį svertą. Jeigu tu turi jų mažai, tai tu zyzi ant kiekvieno kampo, kad kažkas blogai. Turėk daugiau pinigų, mažiau zysi. Aš tokių, žinai, galbūt taip tiesmuka, žinai, šitoj daly, bet pati idėja yra būtent apie tai. Būsi turtingesnis, zysi mažiau. Pradėjom kalbėti apie pavyzdžius, ar ne? Aha. Aš turiu dabar savo galvoje keletą pavyzdžių ir man labai yra įdomi tavo nuomonė. Kaip tu manai, kuris iš tų pavyzdžių yra tas, į kurį mes žmonės esam labiau linkę lygiuotis? Kada mes galvojam apie turtingus žmonės, tai turbūt tarptautiniu mastu ateina į galvą tokios pavardės kaip Elonas Muskas, Warrenas Buffettas, Jeffas Bezos, ar ne? Ir jie yra labai labai vieši asmenys. Taip. Ir yra kitas pavyzdys, sakykime, aš kartais šaržuoju anoniminio milijonieriaus pavyzdys, kada žmogus gal laiku nusipirko nekilnojamo turto, gal laiku jį pardavė, gal nuolat investavo į akcijas, tai darė taip iš dūšios, atsakingai, iš įpročio būtent. Kaip tu manai, į kurį šių pavyzdžių mes, kaip lietuviai galbūt, netgi kaip žmonės, labiau lygiuojamės ir kuris iš tų pavyzdžių yra toks sveikesnis mūsų emociniai sveikatai?
Boi, koks čia sudėtingas klausimas, žinok, jeigu būtų galima jį pradėti su tokiu bendru palinkėjimu, tai aš labai, jeigu aš galėčiau tai paimti ir sakyti, va, vienas noras ir kad įsipildo, žinok, aš norėčiau, kad kiekvienas žmogus pajustų ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Kad jisai ir bedarbystę pajustų, ir trūkumą, ir įjung dabar elektrą ar neįjungs, nu tokių, vat, nu, net nuo tokių ir iki to, vat, nu, ten nesvarbu, ar Warreno Buffetto, ar Musko, ar nėra skirtumo. Ar to tokio tylaus, kuris padar, vat, kad visus viską pajusti ir kad tu pamatytum, kas iš tikrųjų tu esi su pinigais ir su ta gale, nu, ką jie gali padaryti. Ir nežinau, man atrodo, kad mes neturėtume galbūt kažkaip lygiuotis į kažką, jeigu negalim to burto įgyvendinti, bet save suprast, man atrodo, yra pirma užduotis, ką reikia padaryti, nes tą atlikus darbą daug lengviau aišku, kokią kryptį susidėliot. Kaip susidėliot. Į ką judėt. Man, pavyzdžiui, aš imu savo pavyzdį. Tikiuosi net ir giminė neužpyks. Mūsų šeimoje nuo senelių, pavadinkim taip laikų, buvo, žinai, viskas, ir buvo piemenavimas, ir buvo geriau negu piemenavimas, kažkoks darbas iki pensijos. Aš galbūt savo toj, vadinkim taip, linijoje, žinai, esu verslą pradėjęs. Mano tėvai, žinai, nedarė verslo, buvo samdomi darbuotojai, senelis piemenavo. Nu, tarsi, ir žinai, aš galvoju, kad jeigu šitas principas yra ok, kad tai yra gerėjimas, manau, kad viskas yra gerai tada. Mano vaikai ruošiasi ten verslaut patys, pradėti ten gaminti savo tai, kas jiem patinka, žinai, aš negaliu nei jiem aiškiai, nei, nu, tegul pabando. Taip, aš turėsiu prafinansuoti, žinai, bet tegul pasibando. Ir aš galvoju, kad jeigu tai bent kartelėmis kyla, viskas tada gerai, žinai. Ir galbūt man, žinai, atitinkamai, taip aš nenorėčiau piemenaut, žinai, ačiū senelio patirčiai, bet aš piemenaut nenorėčiau. Pabandyti galbūt, žinai, bet tai būtų mano fofan, žinai. Va dabar klauso kažkas mūsų ir aš žinau, kad gali būti du kriterijai. Kažkas sakys, kad, ai, tai čia, žinai, nei tas, nei ta, neturi kažko, žinai, kad galėtų sakyti, bet sakys tik tai tas, kuris to neturi. Ir tada vėl, žinai, atitinkamai, tas, kuris turi, jisai žino, kad taip į milijoną nueit reikia prarasti kažkiek. Kaip minimum 100 000 tikrai būsi praradęs. Ir visi šitą supranta. Maskas praradęs buvo daug pinigų. Dabar jų daug turi. Iš kitos pusės, aš galvoju, žinai, ne jis stebi, ką apie jį kiti kalba. Nu, ne jis stebi. Aš manau, kad jis neturi kada. Ir man atrodo, kad jeigu kiekvienas darytume tik tai savo, pas mus būtų visus daug geriau dalykų. Daug daugiau gerų dalykų būtų kiekviena mūsų. Kaip tu manai, kokie yra tie pagrindiniai įsitikinimai, kuriuos mes kaip žmonės turim, bet įsitikinimai, kurie mums neleidžia toje finansinėje gausoje savęs atrasti? Oi, tai čia jų daug gali būti. Aš dabar bandau tokius paskutinius girdėtus arba ties, kuriais dirbo žmonės. Nu, dabar nelaikas. Dabar matai, koks sunkus laikas yra. Dabar nelaikas. Jo, tada šitas. Oi, tai aš ten neturiu patirties. Aš ten neturiu patirties. Arba, ne, čia yra per brangu. Ir žinai, kiekvienam šitam įsitikinimu yra tas kontra įsitikinimas. Arba kitaip sakant, yra ribojantis įsitikinimas ir yra tas įgalinantis įsitikinimas. Ir jeigu paimt bet kokį jį pasėmus ir tiesiog su savim, ant lapo popieriaus paimt, taip žinai, kaip būtų antonimus rašyti. Susirašai įsitikinimą ir jis viskas okei, su juo okei, jis tiesa tau yra. Dabar nelaikas. Ir tada pamastyti iš perspektyvos, jeigu tai yra tiesa ir visi tai priima kaip tiesa, tai tada visiems nelaikas. Tai jeigu visiems nelaikas ir jeigu tu vienas iššoki, kad tipo netikiu, tu tada prieš visus turi, visi sako nelaikas, tu toks įsišokėlis, bet tu turi tam tikras kitus svertus. Jie nieko nedaro, o tu vienas darai, tu gali pasinaudot. Tavo konkurencija mažesnė. Visiškai. Kitas dalykas, tu pasiėmė ir sakai, nu man per brangu, palauk, per brangu yra tavo tiesa kaip pasiekmė. Ne per brangu, tu tiesiog per mažai turi pinigų. Mes kažkodėl esam linkę save susimažinti. Ne man. Tai ne man. Jam pasisekė.
aš kažkada tokį, žinai, buvau įsikabinęs ir man labai, nepatiko tas pasakymas, girdėjus toksai, you are enough, I'm enough, toks, žinai, ir man, aš žinau jo, intenciją, viską, bet man jisai taip nelimpa. Ir man atrodo, jisai toks ribojantis yra. I'm enough. Aš esu pakankamas. Tai lyg tave sustabdo. Jo, ir tu tada toks, viskas aš gana. Palauk, tu esi daugiau. Jeigu tu net šitą gali įvardinti, tu esi tikrai daugiau. Ir aš tokiam, žinai, žaidybiniam paėmiau, šalia tų, bet čia draugų rate, žinai, buvo, draugų, bičiulių, kolegų, žinai, rate. Ir buvo tas toks populiarus, metų keletas atgal. Ir, žinai, tas, aš esu pakankamas, žinai. Ir hashtagą, žinai. Ir aš uždėjau hashtagą, sakau, gaudyk. Esu daugiau. Tokį, žinai, įmečiau ir kažkaip toks vaibelė, žinai, paėjo ir ėjo, nuėjo. Ir, žinai, su tuo aš esu daugiau, man atrodo, tam tikra atskira žmogaus filosofija. Net kiekvieną kartą savo tai priminus, tu iš tikrųjų esi, daugiau, kad tau realiai viskas geryn. Jo, ir aš labai tuo tikiu, žinai, ir aš kai kalbu su žmogum, apie tai jam įkeliu tą, mintį, pamastyti, kaip minimum atsiranda šypsena, tada, gal, jo, sako, gal, žinai, tai tik dabar žiūrėk, jeigu tu tam suvokime esi, aš esu daugiau, ir tu sakai, čia tau yra per brangu, ir jeigu tu sakai savo, čia yra per brangu ir šalia yra tas žinojimas, kad tu esi daugiau, kas tada vyksta su tavim? Gerai, čia yra per brangu man dabar, dar man tai yra per brangu, ir žmogus pradeda vardinti tuos tokius, aukso vertus, nežinau, toks įžvalgas savo. Dar man čia yra per brangu. Ką ruošiesi su tuo daryti? Nes kai įmeta dar per brangu, tada žinau, kad palauk, laikina. Čia laikina. Aš galiu kažką su tuo daryti. Ir aš jau tada nieko nebedarau, sėdžiu, klausau ir jisai tada pradeda vardina savo, žinai, apie tą dar svajoju, to dar neturiu, to dar noriu, šitas yra iš vis faina, žinai, ir sako, žinai ką, aš žinau, kas yra kitas, kuris nori tų pačių dalykų, sako, aš pakalbėsiu su juo, gal mes kartu kažką sumastysim, žinai, ir aš jau tada viskas, sakau, va, matai, kas yra tavo, aš esu daugiau. Kartais tai reikia įsileisti turbūt tą mintį į save. Būtent, ir vien tas patikėjimas kartais tai persuk, aš nesakau, kad viskas gausis, viskas susidėlios ir kitas paima, buvę tokių atvejų, aš buvau kažkada konferencijoje, žinai, ir buvo toks užsiturbinimas, žinai, kad tipo, aš viską galiu. Aš viską galiu. Ir gal kažkas žino, kad rinks, nes čia Lietuvoje buvo konferencija. Ir aš buvau vienas iš pranešėjų po pietų pertraukos. Ir tas buvo, aš viską galiu. Ir buvo pietų pertraukėlė. Ir užsiturbino vienas žmogus ant tiek, kad jisai realiai pasiuntė savo darbdavį ir išėjo iš darbo. Pasakė savo, galiu čia ir dabar. Jo, ir sako, aš nekenčiu ir žodžiu, bet tai priebė, žinai. Turbūt šiek tiek pridėjau spalvuoti tinkamai, nes, aš taip linkęs galvoti, gal ne taip. Ir po tos pertraukos, tipo apžvalga, aptarimas konferencijos dalyje, žinai, ir kaip, ir tas žmogus sako, aš padariau sprendimą. Kokį? Aš išėjau iš darbo. Tipo, žinai, bum, visa salė plot, žinai, kad, taip, jie, žinai. O aš kitas pranešėjas. Aš po to, žinai, tos pertraukas. Ir aš galvoju, wow, tai čia, žinai, ganėtinai rizikinga, žinai. Ir tada ant to hypo vadinamo viso, žinai, tai kas čia buvo? Kodėl? Kaip čia ką, žinai, ką tu dabar darysi? Tipo, čia tikėk svajonę savo, žinai, šitais visais dalykais. Ir žmogus jo svajonė fotografuot, fotografijos, žinai. Tai gerai, tai kaip tu atsveria tau tą, žinai, fotografiją, tavo darbą. Tai čia, žinai, aš čia darysiu draugų vestuvės fotkinį. O kiek tau draugų šiuo metu ruošiasi, žinai, vestuvė? 2? Tai tu turi užsakymus jau? Ne. Ir tam hype, žinai, toksai, ta realybė pradeda, trenkt per dėžutę. Ir tada, žinai, tie visi draugai, kabutėse, kurie plojo, kad jas padarai gerą sprendimą, patampa, kad, koks kvailas poelgis, žinai, buvo. Iš pradžių palaikė, dabar jau tada, matai, neprotingai pasielgė, aš tai taip nepasielgė. Ir, žinai, aš tam tikrą prasme, kaip ir nešu atsakomybę, žinai, apie tai, kad, ta realybė, ir aš paskui, realiai turėjau pradirbti su žmogum atitinkamai, kad jisai, kad jo nepaleistų. Jo, nes ten matosi, kad jau šneki ir
kokią nesąmonę padariau. Nepaskambinsiu tam vadovui dabar pasakyti, žinai, kad atsiprašau. Noriu grįžt atgal. Jo. Nu gerai, ten viskas susitvarkė, bet aš turiu omeny, kad tai nebūtų tokie, nėra dalykai, nežinau, tu ir savo patirties gal patvirtinsi, arba visi, kurie pašnekovai bus, visi mes suprantam, tie, kas uždirbom, žinom, ką reiškia uždirbti. Aš nekalbu apie karts nuo karto ten vieną iš milijono pasitaikančius, kurie, žinai, gimsta su tais marškiniais ar dar kažką tai panašaus, būna ir tokių, bet visa kita yra padaroma labai aiškiai apibrėžtų, turint planą darbų. Tai ir pinigai yra pasiekmė. Tu darai, gaunasi, nedarai, gaunasi kiti dalykai, bet visą laiką kažkas gausis. Tavo nedarimas duos tau rezultatą. Rezultatas koks? Sakysi nelaikas, sakysi neturiu pakankamai, sakysi per jaunas, per senas ir taip toliau. Darbas, veikla, dalinimasis idėjomis, kalbėjimas vienas su kitu, spyrimas savo į sėdimą vietą, eik, daryk. Nebus kitaip. Tie dažniausiai įsitikinimai, ar ne, jų tos sėkmės istorijos, na, jos tikrai gali būti tos gerosios paskatos, ar ne, bet paprastiems žmonėms pradėti, kurie galbūt nesupranta, kodėl jiems tai yra naudinga. Būtent. Ir dažniausiai jie ateina, žinai, su kuo sako, aš neturiu pinigų tam. Neturiu pinigų tam, bet nepasidomėjau, nepaklausiau, vat kaip ir pats minėjai, nieko nepadariau, kad būtų geriau. Ir tada pagaunam turbūt kažkokį tą emocinį impulsą gyvenime ir nebūtinai, kaip tu ir sakai, priimam tos teisingus sprendimus. Kartais tiesiog paskubam, nepasveriam, o tada gal netgi ir gailimės. Ir Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kada rezultatai parodė, jog vos 4 iš 10 žmonių galvoja, kad jų finansinė gerovė, finansinė laisvė, padėtis priklauso nuo jų pačių. Ir tik 2 iš 10 mano, kad jie apskritai gali turėti tai, ko nori. Tai įdomus dalykas ir klausimas turbūt ir tau, mums diskusijai, tai kodėl tiek daug žmonių netiki, kad gali pasiekti šitų dalykų. Ir ypatingai moteris tos pačios Lietuvoje, ar ne, na, mes bijom išeiti iš darbo, čia turbūt priešingas pavyzdys, ar ne, vyruko pavyzdžiui, apie kurį ką tik pasidalinai, bet mes bijom išeiti iš darbo, mes tada pergyvenam dėl kažkokios ligos, ką darysim, jeigu neturėsim darbo, neturėsim kažkokios pagalbės, rezervo. Kaip nebijoti žmonėms tų nesėkmių gyvenime, nes tavo minėtas pavyzdys, ten reikėjo drąsos. Ir tos patirtis, jos pasidaro kaip tokia siena. Apsistatome žmonės ir mes nežinom, kaip iš tos nesėkmės išeiti, mes bijom tų nesėkmių. Kaip ir kalbėjom, mes suprantam, kad norint turėti pinigų, tos pinigus tu turi paleisti, kad jie pas tave sugrįžtų ir jų sugrįžtų galbūt daugiau, tarpais gal sugrįž mažiau, bet tu turi bandyti. Taip. Tai kaip žmonėm iš tų nesėkmių išeiti? Oi, kad čia nesigautų labai ilgas dabar mano filosofavimas, žinai. Žinai, aš kartais pagalvoju, kad tai, ką mes pamatom kaip pavyzdį, ar socmedijoje, ar ant scenos, ar kažką tai panašaus, mes pamatom su per dideliu atotrukiu nuo to, ką tu turi ir to, ką jisai parodo. Ir tas žmogus galbūt vardindamas ir ar savo sėkmių ar nesėkmių ten pavyzdžius, jo mastelis jau yra visai kitas negu kad to, kuris klausosi tuo metu ir galvoja, sako, nu jo, aš neturiu tiek. Ir jisai, nu kaip pavyzdys, tas ant scenos sako, šitą investiciją ten, kaip pavyzdys, imkim kokį, nežinau, 50 000 eurų, šitą investiciją man atnešė ten 10 kart daugiau. Ir jisai tada pagalvoja, tas žmogus, tas 50 000 investicija, aš turiu tik 5. Ir jisai sako, tai gerai, aš dar 5 pasiskolinsiu ir darysiu tą investiciją. Nes jisai girdėjo tuos pačius žodžius. Tokia suma, investicija, buvo rizika. Rizika. Ir tas sakė rizika, ir jam rizika. Ir jisai visus tuos pinigus, rado tuos kitus 5 ir įdėjo kažkur, į verslą, kurio nesupranta, į rizikingus instrumentus ir taip toliau. Ir nepaėjo. Kas tada atsitinka? Ir tas konferencijos organizatorius, jo akimis kaltas, ir tas kalbėtojas išvis yra idiotas. Ir visas mano gyvenimas yra labai prastas. Be finansininkus yra, dar įsiterpsiu, toks labai šmaikštus posakis, sako, jeigu aš pasirinkau finansų konsultantą ir investavau ir jeigu uždirbau, tai koks aš protingas, kokį gerą sprendimą aš priimiau. Bet jeigu aš pasirinkau konsultantą, investavau ir neuždirbau,
koks prastas tas Koks konsultantas. blogas jisai, jo, patarimai jo, ten nieko neverti. Super, tai pratęsė net ir šitą dalį. Tada tas gaunasi visus apkaltino, savo nieko nesusidėliojo. Neįvertinęs labai kitų paprastų dalykų. Tas žmogus, kuris pavyzdį teikė, turbūt 50 000 įdėjo po tam tikro laiko pabandymų, kai jau žinojo, kaip viskas veikia. Ir jo rizikos įvardinimas buvo visai kitoks negu to, kuris pirmą kartą dėjo visus ir, tokių vabank susidėliojo. Ir čia aš turiu tokius 2 priminimus kiekvienam. Vienas iš dalykų yra laikas, kuris yra didžiausias ir motivatorius ir priešas tuo pačiu. Aš nesu matęs savo praktikoje verslininko, kūrenčio žmogaus, lyderio komandos, kas tai bebūtų, žmogaus, kuris siekia ir pasiekia, kad jis negalėtų susikoncentruoti ir įvardinti, koks yra tikslas. Didžiausia bėda yra, koks yra laikas, per kiek tai galima pasiekti. Ir tada tam laike mes kartais ir gaunamės tokie, kad labai dažnai pervertinam, ką galim padaryti per labai trumpą laiką ir einam daryti ir nesigauna, tada nusiviliam, krenta rankos, dar prarandam pinigus ar kažką tai panašaus, nekalbant ten sveikatą, santykius ir visą kitą, bet mes neįvertinam savęs, kiek daug galim padaryti per ilgesnį laiką. Pas mus buvo toks mada, žinai, toks savaržėlės pasikeitimas. Iškeisk savaržėlę. Buvo toks žaidimas. Mokyklose buvo toks žaidimas. Mes keisdavom tas savaržėlės. Pasiėmam savaržėlę, kuri realiai yra dalykas, reikia taip santykinai pasiimti. Savaržėlė iš dėžutės savaržėlių kainuoja labai nedaug. Vieną kartais tu ją būna randi. Taip. Tiesiog. Ir tu jį pradedi keist. Kartais aš turiu savaržėlę. Gali ką nors iškeisti, ką nors. Ne, negaliu. Negali, tai negali. Pas kitą, žinai. Turiu savaržėlę, gali ką nors iškeisti. Ir tada jau kitas pamato, kad tu kažką tai veiki ir galo, tave palaikys. Žinai, man tos savaržėlės kaip ir nereikia, bet aš turiu ir trintuką, kurio man nereikia. Galiu iškeisti į trintuką, noriu, pasiimu trintuką, einu su trintuku. Žiūrėk, turiu trintuką, į ką galėtum iškeisti? Į nieką. Kitas, o klausyk, galiu iškeisti, žinai, man mama padovanojo naują piniginę. Bet sena mano, ir tada ir tu pamatai, kad žiūrėk, savaržėlė, kurią tu radai, arba kurią tau nesvarbu, pasiėmei, gavai, išsėmei iš dėžutės, kurių ten 100, jau ten niekam nereikia, žinai, daugiau. Ir tu įsikeiti iki kažko, knygą gauni, paskui dar kažko, kuprinę, batus, kamuolį. Wow, ir tu paimi, sakai, čia kažkada buvo savaržėlė. Ir tu esi kiečiausias bičias, krepšinio kamuolį turi praktiškai naują. Ir niekas nesako, kad pakeitai savaržėlę krepšinio kamuolį. Buvo daug ėjimų iki to. Laiko užtruko. Ir tai galbūt įvyko po kažkurio tai laiko, kad tu tą turi kamuolį. Ir tas momentas, žiūrėk, čia yra ir laikas, ir tas toksai kaupimas. Po mažų žingsnius. Tai labai tinka ir investavimo pasaulyje, kada mes pradedam nuo mažų pinigų. Mums nereikia turėti milijono, kad mes galėtume investuoti. Nereikia turėti 100 000, kad galėtume investuoti. Tu gali nuo 100 eurų pradėti. Tu gali nuo 1 euro, turbūt dabar yra platformų, kuriuose tu gali pradėti. Turbūt svarbiausiai tą pirmą žingsnį žengti, ar ne, kad kažką daryti. Įsigilint į tą momentą, kad tu pradedi kažką tai daryti. Tu investuoji. Ir čia paskui jau įsijungia rizika. Aš atsimenu, buvo kažkada pirkau butą kažkokį. Žodžiu. Taip nereikšminga nuskambėjo. Jo, bet čia matai, čia atitikmuo, žinai, taip, žinai, nepatogu, žinai, paskui nupirkau, pardaviau, tada brangesnį, tada ir aš atsimenu, buvo momentas, kaip investavimas buvo 200 000 ir taip tokiu, žinai, gerai, darau. Ir tai yra kitimas, tai yra kismas tam tikras, kuriuo tu veiki ir tada tu supranti, kad nesi tikras niekada, kad viskas gausis, kad viskas pavyks. Verslas nesitikras, kad pavyks, investavimas nesitikras, kad pavyks, bet kuri tavo investicija, veiksmas nesitikras, kad pavyks, tavo santykiai nesitikras, kad pavyks. Ir tą patį apsukant lygiai taip pat, tu nesitikras, kad nepavyks. Tu negali būti tikras, kad nepavyks. Ir jeigu toj daly, jeigu tas įsikala į galvą ir pagalvoji, kad čia tas nepaeis. Esi tikras, kad nepaeis? Ne. Tai palauk, tai gali ir paeiti. Ir tada vungt viskas pasikeičia. Aš visai neseniai turėjau šią savaitę pokalbį su savo partneriu ir kada aš turbūt šiek tiek esu tokia,
pristabdanti, pagalvojantis, labai turintis žmogus vizionieriškumo, polėkio, tikrai gerų minčių. Ir aš sakau, bet palauk, bet čia gali būti blogai. Ir jis man sako, bet supranti, bet gali būti ir gerai. Tu pagalvok ne tik apie tai, kas nepasiseks, bet apie tai, kas ir pasiseks. Ir aš tą mintį su savim nešiausi keletą dienų. Ir dabar tu man ją pakartoji ir man labai surezonavo. Ir džiaugiuosi, kad neturiu to kategoriško požiūrio, turbūt, kad esu linkus ne tik klausyti, bet ir išgirsti ir pagalvoti, pasverti, ar ne? Tai kaip, Povilai, manai, kaip turbūt profesinio patarimo netgi tavęs paklausiu, kaip priversti žmonės pradėti sveikiau galvoti apie tos pinigus, apie mūsų santykius su jais, kaip atsisakyti galbūt kartais, to tokio greito dopamino, to tokio emocinio pirkinio, o gal nereikia jų atsisakyti? Matai, man tokiam visą laiką atitikmuo, žinai, yra ir aš, tarkim, aš mokau savo tos profesijos kitus ir aš matau, kaip jie irgi lygiai taip pat nori tam tikrų dalykų, aš kalbu su jais apie tuos pačius dalykus, apie investavimą, sakau, prie ko čia susiję tavo šitą profesiją ir investavimą, bet sakau, čia yra, nežinau kaip užvadinti, bet gal finansinis raštingumas, sakau, užtenka tik tai to, kad čia yra vienas dalykas, bet dar reikia kažkur nukreipti, tu turi būti kiek įmanoma visapusiškesnis. Ir tas visapusiškesnis pa žmogų aš pastebėjau, kad labai lengviau priimamas. Kai kalba yra apie priversti, tai bus sunkiau. Bet kai yra per pavyzdį, per edukavimą, tada toks gaunasi palauk. O tai gal ir aš galiu. O gal man dar irgi kai kurie dalykai gali pavykti, atitinkamai jeigu aš padarysiu tą ir tą ir tą, nes aš pradedu matyti, iš ko galima rinktis. Tai žinai, šitoje dalyje aš taip tokiam visą laiką tikėjime arba tokia, žinai, on the mission, kaip sakoma, žinai, kad mūsų tam tikra prasme ganėtinai ir panaši misija yra tik gal skirtingose srityse, žinai. Man reikia irgi edukuoti žmonės apie tai, ką aš darau. Bet man reikia tą daryti daug mažiau, negu tai buvo 2010 metais, kaip atsimenu. Arba 2002 metais, kada aš pats apie tai sužinojau. Dabar jau atrodo pasikeičia. Bet, yra vienas bet. Tai mano burbulė atrodo, kad jau visi viską žino. Bet aš nusisuku arba susitinku su kitu burbulu ir man jis ateina ir pasako, ne, palauk, nežino. Tada palauk, tai dar reikia tada sakyti. Man tada vėl grįžta į tą patį. Edukuot nuo mažų paprastų dalykų. Va, tavo labai geras pavyzdys, nuo 1 euro investuot gali. Nuo 1 savaržėlės gali pradėti mainus. Gali pradėti mokytis derybas, gali pradėti suprasti, ko tau reikia. Ir tas, žinai, tas, kaip tas purslai tokie, žinai, paskui nueinantis, jie kažką užkabina kito žmogaus mintį, žinai, ir jisai pradeda, kaip taisyklė, bent aš tą pastebis, pradeda nelabai kategoriškai kažką žinot ir teikt, bet jisai pradeda gerus klausimus savęs klaust. Arba su gerais klausimais išeina ir aš galvoju, kad jeigu po mūsų pokalbio jisai išeisų vienu kitu suabejojimu savim tai, ką jisai žinojo, man atrodo, čia buvo gera investicija. Jam, apskritai visiems, Lietuvoje esantiems bus gera investicija, jeigu papildomai vienas sugalvos ir nuspręs, aš nueisiu pabandyti, išmokti, pasimokyti apie investiciją, apie savo mąstymą, kaip aš mąstau, kodėl šitas rezultatas, kurį aš dabar turiu, yra tiesiog pasiekmė to, ką aš dariau. Ir kas už tai atsakingas? Ne kažkas kitas, aš. Ir jeigu šitie dalykai, žinai, susidėlios, man atrodo, kad tai bus pasiekta nebe per priverst, bet per, žiūrėk, gali būti ir kitaip. Nori sužinoti? Įdomu? Ne. Ok. Žinai, yra kam įdomu. Mes atrodo viską žinom, kaip žmonės. Viską žinom, viską suprantam. Kada atpažįstam savo įsitikinimus, kartais prasideda toks, savęs sabotavimas. Pavyzdžiui, mes žinom, kad reikia sveikai maitintis, mes žinom, kad reikia investuoti, mes žinom, kad reikia sportuoti, bet labai dažnai mes atrandam save ne toje būsenoje, kurioje norėtumėm save matyti. Kalbant apie finansus, apie elgesį su pinigais, kur mes čia labiausiai save sabotuojam? Vėl man, žinai, visą laiką grįžta į tai, kas vyksta galvoje pa žmogų. Kuo tu labiau tikras esi savim, tuo tu labiau ribotas esi. Patikslinsiu, ką tai reiškia. Kuo žmogus labiau sako, aš jau viską save pažinau, tuo jis labiau užsidaro. Aš netikiu, kad iki galo save, šiandien dar vis netikiu, kad save pilnai galima pažinti. Mes prarandam tą smalsumą. Jo, būtent. Galvojam, ir tada, kai įsijungia šitas smalsumas, mes literaliai pradedam sent,
Nes, smegenys gauna ženkliuką tokį. Ai, tai viskas, jau viską žinau, nereikia nieko galvot. Jeigu nereikia nieko galvot, jos shut down, toksai, nusėsta. Ir šitoj daly, mes nebesivystom. Mes tada uždarom visus galimus kelius į suvokimą kitokį ir sakom, viskas, čia dabar tik tai tiek. Tai tu užsidedi ribą kažkokią tai. Užsidėjęs ribą, sustoja reikalai. Tai šitas dalykas, jisai ateina iš vaikystės, iš paauglystės, iš patirčių, iš matymų ir tas paskui įjungia kitą, įjungia baimę. O jeigu man nepavyks, iš pradžių tai būna, bet tu tada pabandai, gaunasi. Geriau, blogiau, čia kitas dalykas, bet tu nenustoji bandyti. Ir tas vaiko smalsumas veikia, kai nejučia baimė pereina į kitą dalyką. Ne, kad nepavyks, o kad pavyks. Ir tu būni įpratęs iš tų patirčių su tuo, kabutėse, baimė suvokimu, kad nepavyks apsistatyti save, tom ribom savo, tom komfortiškom tokiom ribom. Nesvarbu, ta komfortiška riba gali būti, kad tu ir gyveni nuo algos iki algos. Bet tu tiesiog žinai, kaip bus. Jo, bet tu žinai, kaip bus ir tu jau įpratęs, žinai, kad čia pasiskolinsiu iš to, atiduosiu tam, ir tai atsuksiuosi. Jau esu tai daręs. Jo, tai jau moku šitą dalyką. Ir jeigu ta baimė pereina paskui tą, o jeigu pavyks, tada jau žinau, reikės gyventi kitaip, o kaip kitaip aš jau nemoku, mokintis jau vėl atpratęs, nebe. Tai mes praktiškai bijom iš tikrųjų, kad nepavyks, o kad pavyks? Aš labai tikiu, žinok, šitų dalykų. Labai tikiu šitų dalykų, kad žmogus realiai bijo, kad jam pavyks, nes jam tada reikės galbūt kardinaliai keisti gyvenimą. Būdą, stilių ir taip toliau. Aš labai tikiu tuo, ką tu pasakai, kad didelė dalimi sprendimų, kuriuos mes priimam šiandien, jie ateina iš kažkokių praeities patyrimų. Ir yra netgi tekę skaityti tokių įdomių pavyzdžių, kad sako, žmogus, jeigu jis gyvena kur nors Amerikoje ir galbūt patyrė didelių finansinių nuostolių, sakykime, nuo uragano, tai jisai galbūt po 5 ar 10 metų išsikraustys į kitą valstiją ar gal net į kitą šalį ir jis vis tiek bus linkęs apsidrausti nuo to uragano, kur tų stichinių nelaimių toje šalyje galbūt jų net nėra. Arba jeigu galbūt puikiai pamenu ir man pačiai būdavo, tėvai sakydavo, tu vaikeli pabaigsi mokyklą, tau būtinai reikia pabaigti mokslus, įstoti, uždirbti ir nusipirkti savo asmeninį turtą, kad turėtum stogą virš galvos. Ir tada atrodo, jeigu tu žmogus net išsikraustai kažkur ir tau tas turtas jisai generuoja tau daugiau rūpesčių nei naudos, tu gal vis tiek nesilinkęs jo parduoti, nes tau yra įkalta, kad iš tavo aplinkos, kad tu turi jį turėti, nes kitaip tu esi nesaugus. Tai aš čia pasidalinau su tavimi tokiomis, negatyviomis paskatomis gal elgtis vienaip ar kitaip. O kokios gali būti tos pozityvesnės paskatos? Ar kito žmogaus sėkmė gali būti paskata man pačiam keistis? Aš labiau linkęs tikėti, kad kito žmogaus kartais net nesąmoninga paskata. Ir aš persukčiau net iš kitos perspektyvos. Jeigu turime kalbą apie, tarkim, finansinę gerovę, kažkoksai, tai, stabilumas iš tos perspektyvos. Ir gali kai kas paimti ir pasakyti, ai gerai, tai jūs kažką praėjot, jau ten greta, tai iš vis moka tuos dalykus, ten būna jos aplinka su tuo. O aš tai ką, aš tai nežinau. O ką man daryti? Pasiklausk savo mentoriaus. Man tokia tiesmuka frazė, pasiklausau, aš sako, neturiu, ne, turi. Kas tas mentorius? Visi turi mentorių, turi arba turėjo. Klausimas, ar tu tai darai sąmoningai, eini klausinėjai, ar tu tai padarai nesąmoningai, bet net nepastebi, kad yra aplink mentorių. Kažkas tave tikrai geriau pažįsta, mato tam tikrus dalykus tavo, kurių tu nepastebi, kad tu turi. Ir tikrai buvę momentų, kuomet ypač tie, kas klausys ir sakys, ne, Petrauskai, ne, aš neturiu mentoriaus, niekada neturėjau. Prisiminkit, buvo kažkada dalykas, situacija, kaip kažkas jūs paragino, taip, davai, stumtelėjo, varyk, taigi moky, gali, ir tu dar nežinojai šito dalyko, kad gali, bet nuėjai, padarei, ir jis nedarė taip, kaip specialiai, kad mentorius tai darytų. Jis galbūt darė dėl to, kad pats šiek tiek labiau bijojo ir tave stumtelėjo tik tai. Labai geras. Ir būna šitie dalykai, ir jisai nesąmoningai tą padarė, tu nesąmoningai supratai, bet kažkas pasikeitė, kažkas tavo sistemo jau pasikeitė. Ir šitą dalyką visą laiką galima rasti, susitikrinti, susižiūrėti.
nueit kartais, nežinau, priklausomai. Man, pavyzdžiui, reikia nueit ramiai su savim pabūti. Ir aš tada nusėdus mintims, kartais tai būna po dienos, kartais po 2, nusėdus mintims aš tada galiu rasti sprendimus. Pas ką nueit, su kuo susitikti, ko paklaust. Nu, tie dalykai, žinai. Ir jie, man atrodo, jie persisuka į tą pozityvėje. Pozityvėje su tokiu smagumu. Tam pozityvume bus nesmagių dalykų. Pasiruošęs? Baisu, bet žiūrėk, bet pozityvumas, jisai bus smagių dalykų, bus nesmagių. Pasiruošęs? Bijau, žiūrėk, bet bus naujų dalykų. Bus naujų dalykų ir tu visą laiką, tai kas yra naujo, tu bijai. Yra toks, nežinau, ar tinka, mums gal užpypinsit, jeigu ką į šitą. Yra psichologiniai tyrimais vardinta, kad viskas, kas yra pasiekta su tam tikru žiupsnelės toks neskanumo, pavadinkim taip. Ir ta tokia, aš taip žaismingai sakau, yra tokia užtepėlė. Kai būtų, žinai, skani kokia užtepėlė, tai ten, žinai, tokio šauduko. Rūgštoka. Jo, ir ten tu vis tiek ją tu turėsi kažkiek paragaut. Ta padaręs, tu suprasi, ko tu tikrai nori, ko tu tikrai nenori, kur tada kreipdėmės ir taip toliau. Ir tada veiksi. Bet ta nebus taip, kad tu įpulsi į balą ir išlipsi sausas. Nebus taip. Klausimas, kiek tu gali sau leisti ir kiek tu esi pasiruošęs tos rūgštokos užtepėlės, žinai, ne tai, kad paragaut, bet suvalgyti, nes ten paragaut neužteks, ten reikės suvalgyti ir tada pereini prie kito meniu. Bet tai vadinasi, kad yra labai labai svarbu savo aplinkoje turėti žmonių, kurie kartais tavimi tiki labiau negu tu pats? Jeigu sakyčiau, kad nesvarbu, tada meluočiau. Žinau, man atrodo, kad tai. Tai ir svarbu ir yra gera medalio pusė. Tavo aplinkoje visą laiką yra žmogus, kuris tavim tiki labiau negu tu. Bent vienas. Galbūt tu jo dar neįsivardinai, nematai arba ignoruoji, bet jis yra. Ir aš dabar sėdėdama čia matau tą žmogų. Ne? Aš tikiu, kad tas visą laiką tai būna. Gal ne tai, kad negali būti kitaip, aš gal taip sakysiu, nes tas žmogus, kuris jučia nejučia tas mentorius tavo yra, jis tokį patį turi ir dėl to, kad turi, jis tai padaro, nes tuos dalykus jisai irgi moka. Ir kad jau iš vis, žinai, tu dar rabbit hole nueit, tu esi kažką mentorius. Tai galbūt nežinai šito dalyko, tu esi kažką mentorius ir kaip pavyzdį aš tau duosiu, yra momentai, jeigu taip imt ramiai atsisėdus ir pagalvot, žmogus tavo gyvenime, nesvarbu, jis jau galbūt iškeliavęs iš gyvenimo apskritai, bet galbūt buvo momentai, kad jisai kažkada tai tavo akyse buvo kaip tas, tinkamas žodis, kaip autoritetas, kaip pavyzdys, žinai, kur, prie jo būna smagu, nes tu kažką jauti, kažkas yra. Įsikvėpė. Jo įsikvėpė, tu nori siekti, tu matai, žaviesi, žinai. Ir kai patikrini, ką jisai tuo metu darė, kai tu prie jo toksai jausdavaisi, jisai nieko ypatingo nedarydavo. Jis nieko ypatingai nedarydavo, jisai tiesiog būdavo su tavim, jis tave priimdavo, jis domėdavosi, jis bendraudavo, jisai tau šypsodavosi, jūs ten juokaudavo, jis nieko ypatingo nedarydavo. Ir tu jį matai kaip pavyzdį. Atsimeni, galbūt dar tu turi jį kaip santykyje, žinai, gal jisai jau iškeliavęs ir jisai tau yra pavyzdys. Tu kažkam irgi esi pavyzdys. Klausimas, kuriam sąraše? Žinai, ar tam teigiamam, ar tam neigiamam. Ir net jeigu ir neigiamam esi, tu irgi esi pavyzdys, kaip nedaryti. Jeigu pas tave ateina žmogus su rūpesčiu, kad jis, neturi pakankamai pinigų šiandien, kiek jisai norėtų, kokį tu pirmą klausimą jam užduotum? Bet tu negali jo paklausti, kad tau būtų sunkiau, negali paklausti, ką dėl to padarai. Okay. Aš klausčiau, kiek tau reikia. Klausčiau, ką su tu ruošiesi daryti. Ir padarius, kas bus kitaip pas tave. Kaip pas žmogų, kas bus pas tave kitaip, kaip pas žmogų. Kad tai būtų perėjimas, nes matai, kartais aš dabar bandau taip net įsivaizduoti atskiras situacijas, nebūtinai, kad tai su finansais susiję, nebūtinai su pinigais. Žmogui kartais per sunku nueiti į tą norimą ateitį. Jam reikia kelių žingsnių atitinkamai, kad jisai apšiltų kojas, kad paskui galėtų kažką padaryti. Ir ten labai įdomios transformacijos vyksta. Yra kažkoks trūkumas
ir tame trūkume žmogui nefaina. Ir yra momentai, kad yra tam tikra pažingsnių toks praėjimas, kad reikia pasitikrinti, ar iš tikrųjų tai, ką tu sakai, yra tikrai tavo. Tam kartais yra tas momentas nelabai patogus, kad dar tame, kur nefaina, reikia apibūdinti. Nu, vat kokioje čia aplinkoje viskas vyksta. Bet man dabar yra trūkumas, jaučiu, kad ne kažką, bet papasakok apie tą aplinką. Kas toje aplinkoje yra, kas tave supa, įskaitant, nu, viską, žinai, mikrofonas. Nupiešt paveikslą. Jo, kad tu aiškiai matytum, kad tavo aplinka yra, nu, realiai dalis to, ką tu dabar turi. Mes su jai nieko nedarom, mes tik užfiksuojam. Kas yra tavo aplinka? Vienas žingsnis. Kitas žingsnis, ką tu toje aplinkoje tiksliai darai. Nu, papasakau, įsivaizduok, tu matai save ir tu, nu, pasakoji. Nu, aš toje aplinkoje, žinai, dirbu tą nesmagų darbą. Nu, papasakau, kaip tu dirbi tą darbą. Ir realiai, kaip žmogus pasakoja, jisai pasakoja, kaip jisai skrolina darbe, žinai. Va čia yra jo tas veikiu. Jisai sako, dirbu, bet tas dirbu, einu ten kelis kartus kavo, žinai, skrolinu, labai laukiu, refreshinu pastoviai, kaip parašau kam nors žinutę, gal jau atsakė, žinai, tarsi. Nu, ir tai yra veikimas. Ir čia yra veikiu, remiantis tam tikrom savo savybėm. Ir atitinkamai veikiu tam tikrus dalykus, skrolinu, nu, čia grubiai šnekant, o savybės atitinkamai yra, nu, galbūt net ir kitos. Ir jau kad pradeda matyti, kai kurie dalykai nesutampa. Savybės, pašnekam apie savybės, pasišnekam apie kokios tavo vertybės yra. Nes tai, ko tu nori, turi atitikti tavo vertybė. Jeigu tu savo vertybių nežinai, nu labai didelis klausimas, ar tu žinai, kodėl tu to nori. Nu, iš viso to susideda tavo bendras paveikslas, tavo identitetas. Nu, koks yra tavo identitetas? Va tas identitetas su vertybėm, su savybėm, su tais veiksmais, su ta aplinka, sukūrė tave tą, kuris nori tos vizijos. Nu, ir ta vizija pa žmogų pradeda piešti, žinai, kaip jis norėtų, kad tikrai būtų, kaip norėtų, kad atrodytų, kad jaustųsi, kad elgtųsi, kad kas aplinkui, visi šitie dalykai. Ir jisai, kai šitą dalyką įsivardina, nu, va, kiek nori, kam tau to reikia, ko tu tiksliai nori, tada įsijungia kitas dalykas. Jis nepatogus, jis labai nepatogus, bet priklausomai nuo to, ką žmogus šiandien turi, nu, per visus tos keli žingsnius, ir tai, ko jisai nori, gali būti labai didelis atstumas, nu, skirtumas. Skirtume nuo to, ką tu šiandien turi ir ko tu nori, kokie 8-5% yra susijęta su visa tavo aplinka. Visa tavo aplinka ir tai, ką tu joje veiki. Ne tai, kad ten čiut kažką reikia pakeisti. Ten reikia pakeisti labai daugą. Aš nekalbu apie čiut pakeisti įpročius. Tai reikia pakeisti daugą. Ir tada susijungia tas, tu nori vieną įprotį pakeisti, tau labai pasikeis daug dalykų apskritai, bet kur, ką tu veiki. Žmonės pasikeis. Kolegos, partneriai pasikeis. Aplinka, miestas, šalis gali net pasikeisti. Daug dalykų pasikeis dėl to, kad tu norėsi kitokio įpročio turėti. Randam, atpažįstam savo įsitikinimus, keičiam įsitikinimus, nuo įsitikinimų keičiasi mūsų įpročiai ir tada keičiasi mūsų aplinka? Jo. O jeigu nori drastiškiau, tiesiog pakeiti aplinką. Ir čia, žinok, skaudus dalykas yra. Tai, kas tave atvedė iki čia, nenuves tavęs į ten. Tai čia, žinai, tokiam įvardinime, žinai, visi nori rojaus, mirt niekas nenori. Tai čia kalbant apie, žinai, ir apie pokytį, visi nori, kad būtų bet pokyčių daryti nenori, žinai, kad nori kad būtų kitaip, bet jo, tai ir atsitiko, žinai. Ar tu gali pasidalinti kažkokią, tikrą istoriją, neminint vardų, ar ne, transformacijų tų savo klientų, kaip jie dabar gyvena? Bet pakeitė žmonės aplinką. Turi tokių pavyzdžių? Kokioj srity? Verslininkas, galbūt žmogus, sprendžiantis problemas, nevykdytojas jau. Verslininkas, kuris labai aiškiai žino, kad visas jo dubėje verslai yra pastatyti tam, kad šeimai būtų geriau. Ir šeimoje krizė skiriasi. Ir sako, nesuprantu, kas jai netinka, nesusišneku su vaiku. Nes viską dariau dėl jų. Jo, viską, ką darau, ariau dėl jų. Skiriamės. Nu, čia irgi be vardų, be nieko, ne? Bet kai pasižiūri net tais pačiais punktais atitinkamai aplinka, vertybės ir visa kita,
pasimato tam tikras dalykas, kad jisai klaidingai buvo supratęs arba įsivardinęs, labiau patikėjęs, kad ta vertybė, kaip, žinai, šeimos tas židinys yra jo vertybė. Skamba kaip vertybė, bet ne pas visus žmonės tai yra. Pas kitą yra kiti dalykai. Ir tada, nu, aš jam ir varnį sakau, tavo vertybė yra tai, ką tu realiai darai. Ir jeigu tu nebūni šeimoj, bet būni darbe, tai čia kažką sako, iš principo. Va tavo verslai, verslumas, vystymas yra vertybė, ten yra, aš nesakau, kad ne vertybė, tiesiog, žinai, taip topia, žemiau stovi. Ir, nesmagu pripažinti šitą dalyką, bet kaip ir tiesa, nes, Bet žinai, to žmogus gali sakyti, jeigu kažkas nutiktų, tai tada iškart mešiau darbą ir grįžčiau po šeimą. Jo, bet jau buvo Čia daug yra kartų pasiteisinimas? nutikinėję tie dalykai, bet vis tiek, žinai, galbūt tu laikinai grįžti ten, bet čia tai yra labiau toks, kas būtų jeigu. Vis tiek grįši siekti karjeros. Jo, paskui eini ten toliau šitus dalykus daryti. Ir tada gaunasi, tai bet aš daryčiau, jeigu ten gautųsi kas nors, ir ten nėra kuo pasitikėti. Pats sukūręs verslą, pats priėmęs to žmonės, nėra kuo pasitikėti. Nėra kuo pasitikėti. Ir tada šalia kitas ir vaikų nepasitikė. Paauglys vaikas nepasitikė. Čia nepasitikė, čia nepasitikė. Vertybė yra verslumas, nelabai didelė vertybė yra šeima. Žemiau gradacijoje toj. Eina pasišnekėti, jau kai viskas, jau susikaupia tas reikalas, turi kažkas tai nunešti. Ta žinutė eina šnekėtis. Šnekasi apie tuos pačius dalykus. Ir žinai, tas visas dėl šeimos, ta šeima sako, klausyk, tu sako, grįžk namo bent 8 valandą vakaro ir mum tave svabus. Tu bent 8 valandą vakaro grįžk, nes vaikas realiai jisai užaugus, paaugliu tapo, nematydamas tėvo. Koks tas santykis bus, koks tavo pasitikėjimas su juo bus, nebus. Iš principo, čia nereikia daug dėlioti, čia prasme, realybė tokia yra. Ir jisai pradeda, jisai grįžinėja anksčiau, būna net ir 7 valandą grįžta, bet ką reiškia, grįžtų 8, grįžtų 7, ten reikia pažinti žmonės. Nes aš čia jau kažkokie tai nebepažįstu. nauji kažkas, žinai, kaip naujas darbuotojas, žinai, ir tai yra didelis darbas. Didelis darbas, pažinti, šnekėtis, aiškintis. Ir paskui sako, žinok, jie visai normalūs. Tokie, žinai, šaržuoju truputėlį, bet tuose pokalbiuose ir vyksta, sako, žinok, visai normalų. Ir tada tas. Ir jisai pradeda pasitikėti, geriau pažindama savo sūnų, geriau pradeda pasitikėti sūnumi, labiau pradeda pasitikėti sūnumi. Ir kaip taisyklė, žinai, ten pasikeitė, darbe pasikeičia. Jis pradeda labiau pasitikėti savo darbuotojais, daugiau deleguoja, daugiau komandos, daugiau struktūrizuotai pakeičia kažką tai. Ir žiūrėk, to laiko tampa dar daugiau. Jie jau kartu gali išvykti. Ir tada sėdi ir sako, aš nesuprantu, sako, aš pirmą kartą išvykstu su šeima mėnesių laiko ir verslas nesustoja. Ir jis net nesugriūna. Ir jisai auga. Ir jisai grįžta, Chembra, darbė, sako, palauk, mes žinom, ką daryti, to siekiam, tą darom, yra čia, mes galim pamatuoti, viskas vyksta. Aš vadinu, kad tai yra tie transformaciniai dalykai, kur tu save realiai pažįsti naujai ir tu pamatai, ką tu iš tikrųjų sukūri, arba ką tu dar gali sukurti. Ir kiekvienoje šitoje dalyje žmogus pradeda matyti, kas dar gali būti daugiau. Čia kaip su tuo horizontu. Tu jo niekada nepasieki. Bet tu vis link jo eini ir ten vis plečiasi vis daugiau kažko yra. Ir tau tai siūlo, gyvenimas pradeda siūlyti visko daugiau. Tai kaip mažas pokytis arba mažas žingsnis, ar ne? Pastebėjimas, pamatymas. Praeina 3 metai, jo sūnus dirba jo versle, vieną įmonę, tvarko pavadinkim tai. O šalia buvo tai, kad, skiriasi ir žinai, ir išeina. Tai nežinau, man tokie, žinai, goosebumps iki dabar, žinai, lakstantis, bet čia yra apie tą, kad, žmogus realiai pradeda būti, sąžiningas su savim. Nemeluot savo, neįsivaizdinti, nesekiot, žinai, tokių madinga trendas, dar kažką, ir aš to noriu, žinai. Pažiūrim, ko tau tikrai reikia, žinai. Kas tau tikrai rūpi, kas tau tikrai yra svarbu. Ir tas pokytis jisai pradeda darytis, o tau pasakymą, žinai, tais mažais žingsniais. Čia yra toks, atrodo, kad tai jeigu žinotų visi, nenuvertintų mažų žingsnių. Jo, būtent, žinai, tas atrodo, kad, tai ką aš čia darysiu čia. Tai būtent nuo to ir prasideda viskas. Tu padaryk pirma tuos mažus,
tu pamatysi, kiek tu dar daug gali, paskui ateis momentas, tu galbūt šuolį padarysi, ne tai, kad po mažą žingsniuką. Aš labai noriu paliesti tave patį, ar ne, kaip žmogų. Koks yra tavo santykis su pinigais? Ar tu manai, kad moki elgtis su pinigais? Kaip tu save vertini? Aš, žinai, turiu įsisaugojęs kažkada screenshotą, kai sąskaitoj buvo 100 000. Nu, kad aš matyčiau ir man, žinai, ramu. Ir lygiai taip pat buvo momentas, kai jau mes buvom susilaukę antro vaiko, žmona buvo su mažuoju, aš migdžiau, vyresnėlį, pirmąjį. Ir aš, žinok, literaliai verkiau, tada jisai jau miegojo, aš verkiau, aš niekam nebuvau to sakęs, nežinojau, niekas nežinojo, aš sąskaitoj, ne savo įmonė, savo sąskaitoj turėjau 2000 litų, 2060 kažkas ten buvo. Ir man tai buvo, žinai, toksai, ne tai, kad dugnas, pavadinkim tai, bet aš suprantu, kad aš nemoku elgtis, aš padaręs, čia buvo tie momentai tų padarytų nesąmoningų investicijų ir taip toliau, aš praradęs krūvą pinigų, aš praradęs pasitikėjimą tam tikrai, žinai, žmonėmis, tarsi atrodo viskas sugriuvę ir va čia yra momentas, kada, žinai, duodu pažadą vaikui ir staiga vaikas mane pradeda mokint tam tikrą prasme. Žiema, aš dar tas visas toks, žinai, down toksai ir aš jį vedu į darželį ar parvedu, žodžiu, prasme, vieną dieną vedžiau, kitą dieną parsivedžiau iš darželio, žiema buvo ir, žinai, ten buvo, sniego senis toksai, žinai, pastatytas. Aš ten jau už rankos, galvoju ne tos mintys, žinai, aš visas toksai blogai. Ir mes galvom, kad kitą dieną eisim pastatyti, žinai, jį, bet ten pradėjo ten ar tirpti, ar dar kažkas tai panašaus. Ir kitas dalykas, mes einam pro tą patį ir tą sniego senį, jis nedidelis, tarsi nedidukas, tokio gal, žinai, nuo žemės, kažkas nuspyręs. Ir aš, žinai, galvoju, gerai, viskas nereikės ten jo apstatinėti, nes sulūžęs, o ten aptirpęs, sniego ne. Žodžiu, viskas jau čia kaip atsifutbolinau nuo to, žinai. Bet vaikas, žinai, eina ir sako, matai, tai sulūžo, ištirp, žodžiu, blogai, žinai. Jo, vaikeli, blogai, žinai. Ir aš tai savo mintimi, kad blogai, dar tas sniego senis man čia, žinai, kad blogai. Ir einam ir vaikas man sako, žinai, bet tėti, betgi viską galima gyvenime sutvarkyti, ne? Ir man tada toks, aš einu, visas apsiverkęs, gerai, ten pučia sninga, jau ten nesimato, aš einu su juo ir aš suprantu, kad dabar viskas prasideda, nuo dabar man, persisuka viskas, žinai, ir aš parėjau namo, ir tuk reikalai, žinai, visai kitaip, kažkam pasakau ne, kažkam pasakau taip, kažkur įsistatau raketą ir, žinai, varyt. Ir nuo tada pradedu kažkokius tai dalykus, žinai, dėlioti. Tai žinai, čia kelių dienų bėgis. Sėdžiu verkiu, tada suprantu verkiu, tada einu padaryti sprendimus, tada atsisveikindamas su kažkuo verkiu, tada gaunu pasiūlymą, ne apie žliumbimą istoriją, čia yra apie tą, kad dalykai. Ir kartais reikia, žinai, tų ir paskui tada, dabar aš darau tuos sprendimus, kartais, žinai, būna tokių, suprantu, kad, biškį nugrybavau, kartais dar kažką panašaus, bet aš jau tokių, žinai, kad nepasižeistų niekas, kad jau į ten aš daugiau nebenoriu eiti. Jau ten pabuvai. Jau viskas, man atrodo, nenori. jau ten užtenka šito dalyko, dabar jau galim kitus, žinai, dalykus tada dėlioti. Tai aš turėjęs tų patirčių, žinai, tokių ir man jos labai daug ką pamokė, kai kurių dalykų aš dar taip ir neišmokau, bet dirbu su to. Iš tikrųjų, vaikai gali būti mūsų mokytojai ir pareflektuojant į tai, ką mes kalbėjom, kad tie sėkmės pavyzdžiai arba tie autoritetai, ne visada jie turi būti už mus protingesni, ne visada jie turi būti už mus geresni, daugiau pasiekę, kartais tas tinkamas žodis tinkamų laikų jisai padaro pokytį, ar ne? Jo, žinok, aš prisimenu dar vieną tokį, žinau, buvo jau čia po to vykstantis reikalai, žinai, aš išvykau į Jungtinės Valstijas, konferenciją, ten parekomendavo man ten, kur valgyti, žinai, ten toks šeimos restoranėlis buvo, sako, negausi vietos, bet gausi įsineš, žodžiu tokia, ir viskas taip ir vyksta, tarasme, ten aš vaikštau.
Ir aš laukiu to savo, to nelauknešėlio, užsakymo. Ir žiūriu, kad prie manęs ateina benamis. Ir aš matau, kad jis eina tikrai į mane, tarsi žiūri į mane, eina, ir aš nieko daugiau nėra, žinai, tikrai ateis iki manęs. Ir su mintim jisai ateina išmaldos prašyti. Bet aš matau jaunas žmogus, tarsi ten 30 plus metų atitinkamai, bet jau matosi, jau žinai, jau gyvenimas paveikia šiek tiek. Ir prašau išmaldos, o aš esu tokiam, nežinau, čia gerai, negerai, bet mano toks, nežinau, požiūrį, aš neduodu išmaldos. Tiesiog aš neduodu išmaldos su mintimi, kad tai yra pavyzdys, kad viskas okei, tai ką tu darai, viskas okei, prašyk, nieko nedaryk ir gausi, tipo, žinai. Ir aš tada su juo sakau, o aš jų daug buvau matęs, tam mieste ten jų daug tų benamių, žinai, ir galvoju, kaip čia jie taip, žinai, ir man tokie, žinai, kelios mintys vis sukasi. Sakau, žiūrėk, aš tau neduosiu išmaldos, bet aš iš tavęs susitarėm sumą, aš noriu iš tavęs interviu paimti, porą klausimų. Mhm. Mes ten susitarėm sumą, žinai, sakau, okay, go ahead, tipo, varyk jau, žinai. Ir aš jo klausiu, sakau, tavo gyvenimas, toks, kokį tu dabar gyveni, sunkus ar lengvas? Bet čia, sakau, jau susitarėm, kad čia be jokių, aš tiesiog paklausiu, tu man atsakai ir viskas. Ir už tai gauni tai, ką sutarėm. Jo. Gerai, viskas sarko. Jis žiūri į mane, sako, you're crazy, man. Tai sako, aišku, hard, sunkus. Sunkus, ką tu nematai, sako, žiūrėk, ką padarė iš manęs alkoholis. Sunkus mano gyvenimas. Okay, sakau, viskas tvarkoja, atsakei, viskas fine. Sakau, tada man tu patikslink, jeigu šitas tavo gyvenimas, sunkus, tai turtingų žmonių yra lengvas, taip išeina. Ir jisai taip tyli, žinai, aš jau irgi nežinau, ką kaip sureaguos, žinai, tamsu, nepažįstamas miestas, aš iš vis ne savo šaly, žinai, esu. Ir jisai žiūri taip į mane. Ne, tai sako, turbūt ten dar sunkiau. Ir viskas, baigėsi interviu. Tarsi, mūsų sutarimas baigė, aš jam paduodu tą pinigų, žinai. Ir jisai nueina, aš laukiu savo to lauknešėlio, žinai, atneša man jau mano ir aš jau eit. Ir jisai kažkaip per tą bloką, žinai, praėjo ir aš matau, vėl jisai ateina. Jisai ateina, žinai, į mane, žinai, ateina ir galvoju, kas dabar, žinai, bus, žinai, pasidariau gerai, vienas bent jau ateina, žinai, man dar iki viešbučio reikia nueiti. Ir jisai sustabdo, hey man, jau sustabdo ir sako, žinai, aš pagalvosiu dar apie tai. Ir daugiau nieko jisai man nesako ir žinok, aš išeinu kaip iš gero seminaro. Aš pats išeinu kaip iš seminaro. Man benamis ką tik davė, nežinau, aukščiausio lygio masterclass. Taip, kaip tu gyveni, yra sunku. Ne, žinok, ten, kur turtingi, turbūt dar sunkiau. Aš gyvenu taip, kaip man yra lengviau gyventi. Ir aš taip vaikštau, žinai, einu į tą viešbutį. Mes gyvenam, čia, žinai, toje atitinkamo istorija. Kaip lengviau, darom kaip lengviau. Faktas, kad kuo mes toliau nueinam, per tuo daugiau pamokų mes praeinam, tuo daugiau nesėkmių mes tam keliai matom. Kokios tavo nesėkmės? Finansinės nesėkmės, sunkus sprendimai, yra kažkokios pamokos, iš kurių kažką išsineši. Turbūt aš bent savo sakyčiau, kad per patiklumą, per patikėjimą, patiklumą ir per godumą. Tai čia turėtų būti mūsų priešai, jeigu mes norim būti gausoje? Aš bent savo šitas pasėmiau. Kad, man reikia šiek tiek tada laiko, kad aš pasitikrinčiau, kiek tai gali kilt, aukti ir taip toliau. Ne vien tik tai tokių mini pavyzdžių, kad, gavosi, žinai, davai, metam viską, ką turim. Grubiai šnekant. Ne, vadinasi dabar ne taip, nes iš tos pusės, žinai, vėl atitinkamai, kad nesumest visko, viena pamoka, buvę man tokių dalykų, kad, išsidiversifikuota. Jo. Šitas dalykas vienareikšmiškai, pasitikrink, nesvarbu, kokia ten bus graža, verslo ar ko, tai pasitikrink po nedaug. Pasitikrinai, veikia, supras, kaip veikia. Tu pats pirmas suprask, tada jau gali dėti. Tai aš šitus dalykus buvau patikėjęs gerais žmonėmis, protingais gerais žmonėmis, kad ir taip pais, ir ką laukti. Bet tavęs pačio tos nesėkmės net grasė nuo investavimo. Tu investuoji šiai dienai? Ne, aš investuoju ir tai yra man vienas iš dalykų, kur palauk, tai aš čia turiu jeigu taip įvyko, man reikia išmokti kažką. Aš netikiu, kad viskas, kas įvyksta šiaip, be nieko. Tai yra tam tikras priminimas. Kai kuriuose vietose aš kai kurios dalykus dar vis vaikštau ir dar nedarau,
pagal tą pamoką, kurią išmokau, kurią supratau. Bet aš dar jos neišmokau, aš dar ją einu tik tai, žinai. Tai yra momentai, mano ir mokytojai man kažką pasakė, ir kiti patyrimai, žinai, yra, bet yra kai kurios, ne, viskas, aš jau šitą dalyką žinau, aš jau ten buvau, jau reikia daryti kažkaip kitaip, atkreipdėmės. Bet tu investuoji, kokiu tikslu tu investuoji? Kokį va tu savo? Mes pakalbėjom, ar ne, kad Vaikam. Vaikam? Vaikam. O kodėl ne savo? Tai aš savo dar užsidirbu, tai iš tos perspektyvos vienas dalykas. Bet matai, tas mano požiūris investavimą į vaikus truputėlį yra tas, kad vaikai mano žino, ne visi, tik 2, žino, dar mažoji nelabai, tas pats dar. tai jie žino, kad ateis momentas, jie, jeigu viskas čia tvarkoja, sveiki gyvi, atitinkamai, žinai, jie kažką gaus, bet toliau patys turės daryti. Tai jie dėl to žiūrisi dabar naujai, jie 13-11 metų, dabar čia, grubiai šnekant, diena plius minus, aš turiu nuvažiuoti, nusipirkti tam tikrą įrangą iš mano bičiulio, kuriam jau jos nereikia, nes jis užaugo, o jie su tą įrangą eis daryti savo bizniuką. Nes jie žino, kad tėvas jiem nepaliks. Tarsi, kažką duos, bet kaip tėčiui pasakyti savo vaikams, kad žiūrėkit vaikai, gausit išsilavinimo galimybę, galbūt stogą virš galvos. Iki tam tikro amžiaus. Iki tam tikro amžiaus ir paskui varot iš čia, nes mes su mama norim dar pagyventi. Mūsų požiūrį iš tą vietą maždaug sutampa iš ties. Jie žino šitą dalyką. Dviesi žino, dar jie taip įdomu, kaip jie priima dar iš tikrųjų, žinai, bet jie daugiau mažiau yra informuoti, kas kabutėse taip laukia, žinai. Kad tai bus vis tiek atsakomybė. Jūs matot, kaip užsidirbama, jūs matot, ką galima. Ir aš labai noriu, kad jūs galėtumėte daugiau. Su ta, žinai, seka, senelis piemuo, tėvai iki pensijos samdomi darbuotojai, aš ten samdomas darbuotojas ir jau savo verslą, jūs turite daugiau turėti. Aš noriu, kad jūs turėtumėte daugiau ir galėtumėte daugiau. Aš esu jūsų fanas, aš jūs palaikysiu. Darykit, bet jeigu nusirisit, turėsit patys kapstytis. Jeigu galėtum išmokyti savo vaikus vieno dalyko susijusio su pinigais, ko tu juos išmokytum? Dar neišmokiau. Išmokysi? Planuotis. Turiu, žinai, vienam gal geriau sekasi, kitam ne taip, bet planavimas, man atrodo, kad yra vienas iš tų planavimas tai planuotis, bet aš su mintimi, žinai, gal praplėsiu tą, kad planuotis, kad ne viskas gausis, planuotis, kad reikia imti daugiau, siek daugiau, eimint to tokio, siek daugiau, svajo daugiau, žinai, va čia yra šitie dalykai, tai tas planas yra apie tai. Tai, o paskui, žinai, planuotis ir disciplinuotis, nes... Čia sunkioji dalis. Aš žinai, matau, gal nesvyks vaikai, aš matau, ką jie veikia, žinai, su ta kortelė esančiais pinigai, žinai. Nes aš pati turiu 2 vaikus, vienam yra 9, kitam 5 ir jie abu jau turi investicijas atlikę. Žinoma, ten su mamos pagalba, sakykim, bet kaip tik vakar vyresnėlis sako, mamo, tai kada aš atgausiu to savo 300 eurų, kur gavau per gimtadienį? Sakau, tai jeigu tu praėjusį rudenį juos investavai, tai tik ateinant juos ir atgausi. Ir jisai galvoja, gerai, supratau. Ir aš matau, kad jis išeina su tą mintim pabūti. Tada jisai vėl pareina ir sako, o gal aš galiu dabar juos atgauti? Sakau, o kam tau jų reikia? Aš ten noriu nusipirkti, kolekcionuoju ir visą kitą. Tai sakau, tau nereikia jų atsimti, tu galvo, kaip juos uždirbti. Tai mes namie irgi kalbam su vaikais labai daug apie pinigus ir labai norisi turbūt, kad tie vaikai, tai nebūtų pagrindinė mintis jų galvoje, kad aš noriu tokių pačių gražių kėdų, kaip atėjo mano klasiokas galbūt ar ne, bet kaip tu ir sakai irgi apie tą planavimą ir gimtadienio dovanos, pats užsiminė apie Disneylandą, mes patys vykom į Disneylandą ir tai ta buvo gimtadienio dovana, kuris taip pats turėjo sustaupyti ir nusipirkti bilietus. Tai aš manau, kad su vaikais labai svarbu apie tai kalbėti, nes mes irgi palėtėm šiandien tą temą, kad aplinka, kurioje tu augi ir ką tu matai, tu esi irgi to pasiekmė. Sakoma, kad jeigu tu esi su 5 milijonieriais, turbūt būsi 6. Jeigu esi šalia 5 muzikantų, turbūt būsi 6. Jeigu esi, nežinau, turbūt šalia... 5 ubagų. Turbūt būsi 6. Turbūt būsi 6. Žinok, čia labai gera tema iš tos dalies žiūrint ir ypač, kada tai yra su vaikais ir vėl kalba apsisuka apie tai, kad ta tema, turi vyraut, ne tai, kad vyraut, bet, jos turi būti aplinkoje. Nes jeigu to nebus ir jie nesupras, iš ko tai atsitinka,
nebus aišku niekas. Tarsi, jie turi labai, čia vėl, aš gal klaidingai, žinai, bet aš tame, ką mokiausi, tame, su kuo bendravau, mano vaikai žino, kiek jiem kainuoja treniruotės, kiek jiem kainuoja tas ir tas, jie patys žiūrisi. Kiek tau kainuoja treniruotės turbūt? Tai jo, būtent apie tą, žinai, kad, jo, teisingai, kiek jiem kainuoja turnyras, kurį kažkas apmoka, žinai, atitinkamai. Tai šitie dalykai jie yra ir tada tas momentas yra, kad jie karts nuo karto aš pagaunu, aš ar žmona pamatom, žinai, kad vaikai, čia šiandien galit leisti savo, žinai, ten tipo, tai gerai, aš nenoriu aš to, žinai, ten tos kitos, kokio nors, nesvarbu, ledų porcijos nenoriu. Taigi gali, šiandien dabar atos. Ai, tai gerai, tai 3 kaušelius. Tokiu, yra tie dalykai, jo, bet čia tas momentas, kad, visą laiką net ne kažkokiam suvaržyme, bet suvokime, kad tai būtų suvokimas, kad tai neatsitinka iš oro, ir su mintimi, kad jeigu kryptingai darysi, tu padarysi geriau negu aš. Aš tikiu tokia, žinai, progresavimu tam tikru. Vat mes ateinam tokiu, aš nežinau, kaip dar anksčiau buvo, gal aš bajoriško kraujo, žinai, gal kažkada ten, žinai, 100 metų atgal čia kažkas kitaip vyko, šiaip įdomu bus kažkada eisim ieškotis tų dalykų, bet aš linkęs, kalbant apie finansai, vaikai, aš noriu, kad jie pavarytų geriau negu aš. Bet aš jiem tada rodau, ką aš darau. Ir pasakoju ir apie tas pačias nesėkmes ir sėkmes ir kiek tai kainuoja, kiek tai yra, kiek darbo reikia įdėti. Kad tai neatsitinka, žinai, šitaip. Tiesiog. Noriu tavęs paklausti. Kokie būtų 3 dalykai, kam turėtų žinoti, kiekvienas iš mūsų, kad turėtumėm ne tik pinigų, bet ir sveiką santykį su jais? Man atrodo, kad vienas iš tų dalykų turėtų būti aiškumas, kam ir kur, kiek ko tu norėtum duot. Pirma duot. Nes jeigu tu neduodi, tu nelabai ką gausi. Tai čia atitinkamai vėl. Gal tai yra kažkokia tai labdaringa veikla, gal priklausimas kažkokia tai, žinai, organizacijai, kur, savanoriai, kažkas tokio, kad tarsi tu turi kažką tai duot, kad suprastum, pamatytum kito džiaugsmą, dėl to, kad tu kažką padarai dėl to. Labai girdėjau vakar vieną gerą frazę, sako, aš noriu uždirbti tiek pinigų, kad Dievas naudodamasis mano kišenėmis palaimintų kitus. Labai surezonavo su to, ką pasakėjai. Tai čia vienas iš šitų dalykų. Kitas dalykas, tai aš nežinau, man labai padėjo dienoraštis. Ir labai nesmagu buvo, kaip užliejau ofisą ir supylė visus apliejau dienoraščius ir įsilydė daug. Nematau, neina įskaityti, žinai, tokis rašalas. Tai yra toksai, reflektavimas savo tokių nepatogių klausimų. Pervedant su ta, žinai, kieno atsakomybė. Ne kas kaltas, bet kieno atsakomybė. Tai, kas vyksta, ir aš noriu, bet negaliu leisti. Kieno tai yra atsakomybė? Per tą prizmę, žinai, kieno tai yra atsakomybė. Man labai padeda šitas klausimas reflektuojant, ką su tuo paskui galima toliau daryti. Tai čia būtų antras, reflektuot, būt su savim. Ir trečias dalykas, kur, sakytavas, santykis su pinigais, aš sakyčiau santykis su kažkuo kitu. Kažkuo kitu, gal tai yra žmogus, gal tai yra idėja, gal tai yra kolegos, gal tai yra kolektyvas, bet kad turėt santykį su kažkuo, ne vien tik tai su savim, kad tai, žinai, būtų. Tai vienas dalykas yra, žinai, su savo protu, galva, pavadinkim taip, įsitikinimais, kad gali daugiau, ne kad gali, ką aš šneku, kad esi daugiau, su kažkuo kitu, gal kartu kažkokia veikla, gal kažkur kažkokie tai crazy hobiai, nesvarbu, kas tai būtų, bet tai labiau pagyvina gyvenimo tą, nežinau, tokį fun dalyką, tokį drive'ą užmeta. Vis tiek turbūt rezumuojant, gal sutiksi su manim, kad pinigai yra įrankis, kuris leidžia mums kontroliuoti savo gyvenimą, kuris leidžia mums su lengvumu priimti sprendimus kartais, daryti ne tik tai, ko iš mūsų tikisi, ko mūsų prašo, bet tai, ką mes norim, ko mūsų siela kartais šaukia. Labai. Kartais reikia leisti savo, atsipalaiduoti, kartais galvoti apie rytojų, balansuoti. Tai aš labai jaučiuosi ir tau, Povilai, dėkinga, kad pasidalinai savo pavyzdžiais, savo mintim
Ir labai tikiuosi, kad tie, kurie mus matys, ne tik matys, bet ir išgirs, sustos, užduos savo klausimus, koks jų santykis yra su pinigais, kiek jiems yra pakankamai, ką jie yra pasiryžę dėl to padaryti. Tai labai tikiuosi, kad kažkas išeis link pokyčio. Bent jeigu vienas ir pradės apie tai kalbėti pas save, tikrai gausis. Tikrai gausis. Kuo daugiau kalbėsi apie tai, tuo daugiau tu to turi. Apskritai, bet ką pasimk. Kuo daugiau apie tai kalbi, su reikiama aplinka, tuo daugiau turi. Ir aukso žodžiai, ką sakai, jeigu tai bus, tai va, super. Ačiū, Tegul labai, taip kad ir būna. pakvietei. Ačiū tau. Dėkui.